Labai malonu. Užsidėsim akinius, kad ką nors matytumėme. Tai kągi, 60 numeris, jubiliejinis. Kaip taisyklė, jubiliejų progą mes kepame tortą. Neteko matyti torto niekur. Kažkur turėtų būti. Turbūt bus įneštas pačiu iškilmingiausių momentų. Na, o naujovių turime įvairių. Viena iš naujovių, matote, prieš mane niekas neatėjo į sceną. Nepristatė. Tai taip atsitiko, kad žmogus keičia darbo vietą. Kita naujovė tai, kad pastaruoju metu aš truputį pradėjau laisvalaikiu feisbukuoti ir sugalvojau pakviesti į mūsų renginį 3 Facebooko draugus. Taip išėjo, kad jų turbūt gali būti šiek tiek daugiau. Pakelkit ranką, kas iš Facebooko draugų atėjot. Aha. Drąsiau kelkit, mesgi Facebook'e susipažinom, ne kazino, ne naktiniam bare. Na va, matot, yra šiek tiek daugiau. Dar viena naujovė yra ta, kad turbūt šiuo metu tiesiogiai rodomus, bent jau mane, rodo 3 portalai pasijungia tiesiogiai, tai yra Delfi 15 minučių ir lrytas.lt. Bet įspėju, jeigu dėl šito pamatysim, kad mažėja gyvų žmonių skaičių salėje, jūs būsite jungti pirmąjį paskutinį kartą. Daugiau mes šitos galimybės nebesuteiksime. Šiandien aš noriu kalbėti daug apie riziką ir neatsitiktinai pavadinimas yra toksai, kuris gali nuteikti įvairiai ar ne. Bet rizika yra toks dalykas. Viskas priklauso nuo požiūrio į tą riziką. Gali žiūrėti naiviai, gali žiūrėti pasyviai, gali žiūrėti kaip į baubą, o gali žiūrėti kaip į galimybę, kuri galbūt išjudina tave iš vietos ir jeigu normaliomis aplinkybėmis mūsų nuostata yra, geriau nieko nekeisiu, viskas ir taip neblogai. Tai susidūrus su rizika, su grėsme, iš tikrųjų mes imame kažką tai keisti ir dažnai tie pokyčiai išeina į gerą. Tai taip, kad nesielkite taip, kaip prieš daugelį metų, būdamas vaikas, pasielgiau aš. Tai buvo apie 1970 metus. Klaipėdos šiauriniam rajone, viršutinėje gatvėje, pasigirdo galingas sprogimas. To sprogimo autoriai buvome mes su draugais, šalia gyveno labai smagi kompanija ir mes darydavome visokias seibės. Ir, aišku, sprogdinimas buvo vienas iš smagiausių užsiėmimų. Tiesa, jis ten nebūdavo kažkoks tai greunantis viską, bet garsas būdavo didelis. Tai atsimenu, prie kaimynų namo padėjome eilinį sprogiklį ir jisai sprogo daug garsiau negu įprasta. Ir draugai visi sušuko, neškit muilą. Nu, aišku, aš buvau vaikis toksai mažiukas, garbanotais šviesiais plaukais, labai be galo naivus, nors ir padykęs. Ir ką aš padariau? Aš nubėgau į namus, šalia gyveno tėvai, iškrapščiau, tuo metu kažkas ten buvo tualete, įbėgau į tualetą ir pasiėmiau tuo metu ūkinio muilo. Ir buvo dar, aiškiai, sovietinės gamybos kažkoks tai tauresnis muilas ir aš tos 2 gabaliukus atnešiau tiems savo draugams. Supratęs, kad neškit muilą, tai ir yra neškit muilą. Tai, na, kaip jūs puikiai suprantate, pasigirdo antras sprogimas, tik šį kartą jau juoko. Vienas draugas nesusilaikė ir buvo priverstas eiti pasikeisti kelnių į namus. Tai va, toks mano buvo požiūris į grėsmę ir į riziką tuo metu. Aišku, per tą laiką nutekėjo nemažai vandens. Šiandien domiuosi kitais burbulais, kitais sprogimais. Va, ir apie viską iš eilės dėstant mūsų šį kartą tokią ganėtinai gausią medžiagą. Taigi pradedu nuo tradicinės apžvalgos, kuri visgi bus ne visiškai tradicinė. Mes laukiame jūsų klausimų, kuriuos galite pateikti čia esančių adresų. Aš tuos klausimus gausiu tuo metu, kai prisėsiu pailsėti šiek tiek ant tos sofkutės, irgi naujovė. Va, arba prigulsiu. Neišeis turbūt. Ir tada prezentacijos pabaigoje pamėginsime į tos klausimus atsakyti. Tikrai nepažadu, kad atsakysiu į visus. Tie, kurie man nepatiks, aš apsimesiu, kad jų nebuvo.
O jeigu rimtai, pamėginsime kiek įmanoma atsakyti jūsų klausimus tada ne prezentacijos metu, o galbūt jau Facebook'e tame pačiam. Taigi, jūsų žiniai ir jūsų norui štai šitą galimybę užduoti klausimą. Taigi, pasaulio ekonomika. Iš tikrųjų, procesai, kurie vyksta pasaulyje, mums yra šiuo metu bene svarbiausia ir mes nuo jų pradedame bet kokią analizę. Reikia pripažinti, kad toliau yra skiltis tam tikra tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir likusio pasaulio. Deja, be Jungtinių Amerikos valstijų nekažin kas gali pasigirti. Tokia tikrai patenkinama makroekonominė situacija. Tartum patvirtindami amerikiečiai suštampavo antrąjį šių metų ketvirtį labai neblogą BVP pokytį, kuris buvo 3,9% year on year, tai yra palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų ketvirčiu. Toks geras rodiklis Amerikoje buvo tik tai praėjusiu metų trečiąjį ketvirtį. Taip kad Amerikoje viskas neblogai, tiesa, yra tam tikrų debesėlių, štai matau, kad vartotojų pasitikėjimo indeksas 3 mėnesius iš eilės po truputį sėda, smunka, bet tai galbūt indikuoja galimai šiek tiek prastesnį trečiojo ketvirčio rezultatą, tačiau manome, kad ta mūsų prognozė, kuri čia yra pateikta, ko gero yra net pakankamai konservatyvi ir gali būti šiek tiek pranokta. Kalbant apie Kiniją, visi aišku fokusuoja savo dėmesį į tą sprogusį burbulą, bet mano nuomonė fundamentalūs dalykai nėra tokie jau blogi. Yra tam tikrų žinių, gal jos ir nenuteikia ypatingai optimistiškai, štai apdirbamosios pramonės pasitikėjimo indeksas rugsėjai smuko nuo 47,3 iki 47 punktų, tai yra toks daugiau simbolinis pokytis. Kapitalas toliau iš Kinijos bėga, bet turbūt bėga jis pirmiausia dėl tam tikrų paniškų nuotaikų akcijų rinkoje, tai tas daugiau spekuliacinis, trumpalaikis kapitalas negu kažkoks tai toks ilgesniais motyvais motyvuotas kapitalas. Taip kad tikrai nepriklausau stovyklai tų, kurie sako, kad Kinijos padėtis yra katastrofiška ir kad ji paskui save nusitems ir visą pasaulį. Apie eurozoną mes šiek tiek turėsime galimybių pakalbėti daugiau, apie Rusiją pasakyti kažko geresnio neturiu pagrindo, kadangi štai naujausi rodikliai, mažmeninės apyvartos smukimas, sausį rugpjūtį 8,2%, jeigu vien tik tai rugpjūtį 9,1%, tai praktiškai 10%. Ir tai, ko gero, rodo pirmiausia niūrią vidaus rinkos būklę. Nors čia teko matyti vieną visiškai neseniai apklausą, kuri rodė, kad pakankamai didelė Rusijos gyventojų dalis net nesupranta tiesioginio sąsajų tarp savo padėties ir tarp Rusijos rublio kurso smukimo. Yra net manančių, kad Rusijos rublio kurso smukimas jiems išeina į naudą. Arba bent jau neveikia neigiamai. Tai galbūt kažkur ir įmanoma kokiame provincijos kaimelėje įsivaizduoti, kad močiutė perka parduotuvėje vien tik tai rusiškas prekes, bet net ir tos prekes turėtų būti pabrangusios dėl Rusijos rublio smukimo. Negali sakyti, tam tikrų mastų po sankcijų įvedimo Rusijos maisto produktų gamyba pradėjo augti ir jie mėgina tą replacementą padaryti, tai yra pakeisti iškritusias importo prekes vietinės gamybos prekėmis, bet visa tai vyksta vis dėlto didelės infliacijos fone ir teigti, kad Rusijos rublis niekaip nepaveikia gyventojų padėties, tikrai būtų pakankamai naivu. Vokietijoje viskas kaip ir anksčiau pakankamai neblogai ir tą patvirtina antrąjį ketvirtį realaus darbo užmokesčio augimas 2,7% nuo 2008 metų geriausias rodiklis. Taigi, realiam darbo užmokesčio augant, galima tikėtis, kad Vokietija, tartum dulkių siurblys ir toliau susirups tą paklausą, garantuos tam tikrą paklausą tiek vokiškom, tiek importiniam prekiam ir tai yra labai svarbu eurozonos visai ekonominiai sveikatai. Taip pat mūsų kaimynai, kaip ir anksčiau, taip ir dabar laikosi visiškai neprastai. Oficialios prognozės yra netgi pastaruoju metu šiek tiek pagerintos ir dabar Lenkai tikisi, kad jų augimas bus didesnis, 3,6%.
Nedarbo lygis Lenkų standartais taip pat nėra labai didelis, 10,3%, tačiau tai šalis, kurioje nedarbo lygis dėl struktūrinių priežasčių visada būdavo labai didelis. Tai bendras toks miksas, kokteilis tų makroekonominių faktorių Lenkijoje yra tikrai palankus. Ir tai yra priežastis, kodėl mūsų eksportas į šitą rinką pastaruoju metu tikrai sparčiai auga, bet apie tai šiek tiek vėliau. Palūkanų normos. Palūkanų normų srityje be abejo mes dabar tartum tokiuose savotiškose sportinėse varžybose laukiam, kada tą, taip sakant, įmes pirmąjį tritaškį Jonas Mačiulis, o perfrazavus į monetarinę kalbą, kada Federalinio atsargų bankas pirmą kartą padidins bazinės palūkanų normas po 9 metų pertraukos. Ir kol kas tai neįvyko, taip sakant, tas metimas neįvyko, rugsėjo mėnesį posėdyje sprendimas didinti palūkanas nebuvo priimtas, tam yra daug rimtų pagrindų. Laukiama, kad visgi tai dar gali atsitikti šių metų gruodžio mėnesį arba jau tada kitų metų pradžioje. Manęs dažnai klausia, kaip, jeigu Fedas padidins palūkanų normas, ar tai reikš, kad Europos centrinis bankas turės daryti tą patį? Atsakau vienareikšmiškai, kategoriškai ne. Fedo sprendimas didinti palūkanas, jokio spaudimo kažką panašaus skubintis daryti Europos centriniam bankui nesukūrė. Pernelyg skirtingos verslo ciklo stadijos už Atlanto ir šiapus Atlanto, o pagaliau niekas pernelyg ir nesistengia koordinuoti ekonominės politikos nuo Bretton Woodso laikų, o Bretton Woods'o sistema fiksuotų valiutos kursų, kaip žinote, sužlugo nei daug nei mažai prieš 34 metus. Meluoju, 71 metai su matematika šlubuoja 44 metus. Tai šiuo metu Europos centrinis bankas gali ramiai stebėti, ką daro Fedas, leisti Fedui didinti palūkanų normas, dėl ko be abejonės kils Amerikos dolerio kursas euro atžvilgiu, bet tuo Europos centrinis bankas gali tik tai pasidžiaugti. Silpnas euras pirmiausia naudingas daug eksportuojančiam eurozonos valstybėm. Antra, tai yra galimybė bent šiek tiek įplieksti infliaciją eurozonoje, net ir tokiomis priemonėmis. Per silpną eurą, per brangstantį importą, padidinti infliaciją ir tokiu būdu bent priartėti prie savo toleruojamo 2% lygio. Kalbant dar, jeigu kalbėtume apie istorinį kontekstą, kodėl Fedas turėtų būti atsargus prieš keldamas palūkanų normas. Tokia įdomi žinutė, kurią perskaičiau The Economist, nuo 55 metų JAV buvo 12 palūkanų normų kelimo laikotarpių, kurie tęsiasi vidutiniškai tik tai nepilnus 2 metus, o 5 iš 7 pastarųjų atvejų Fedas turėjo nutraukti, taip sakant, stichiškai savo restrikcinę politiką dėl pernelyg mažos infliacijos. Kitaip tariant, vos tik pradėjęs kelt palūkanų normas, turėjo vėl jas stabdyti arba netgi mažinti. Vienas aspektas. Antras, visgi, kaip ten bebūtų, Amerikos dolerio palūkanų normos yra kaštai tų, kurie skolinasi Amerikos doleriais. O kas daugiausia skolinasi Amerikos doleriais? Pati Amerika, kuri turi finansuoti savo biudžeto deficitą ir didelę valstybės skolą. Todėl vangus ekonomikos atsigavimo procesas ir didelis valstybių įsiskolinimas apsunkins grįžimą prie normalių palūkanų normų dėl tos priežasties, kad Amerika turbūt nenorės šaudyti savo į koją ir branginti savo skolos aptarnavimo išlaidų. Na ir dar vienas aspektas, kaip aš minėjau, palūkanų normų kėlimas akivaizdžiai stiprina dolerio kursą, reiškia dolerio kursui stiprėjant pinga importas, o per pingantį importą mažėja ta pati infliacija, su kuria Fedas pasirengęs kovoti. Reiškia, jam reikia mažiau dozuoti palūkanų normų kėlimo tam, kad pasiekti norimą infliacijos mažėjimo rezultatą. Pakanka nedaug pakelt palūkanų normas ir likutį gauti per pingantį importą, per brangstantį Jungtinių Amerikos valstijų dolerį. Tai yra dar viena priežastis, kodėl apskritai šitas palūkanų normų kėlimas gali būti ir nežymus, ir nesugrįžti prie tų įprastų palūkanų normų, kurias mes matėme ankstesniuose verslo cikluose. Tuo tarpu šitas inteligentiškos išvaizdos vyriškis, vadovaujantis Europos centriniam bankui, iš tikrųjų nebelabai ką gali nuveikti palūkanų normų srityje ir tą jau visi matome, palūkanų normos nebejudinamos jau kurį laiką, nes jų nebėra kur mažinti.
Kita vertus, puikiai suvokiama, kad tas kiekybinis skatinimas arba pinigų spausdinimas tinkamo kol kas efekto nesukūrė, bent jau kol kas. Tuo tarpu fiskalinė konsolidacija arba tie taupimo režimai probleminėse šalise atima joms BVP augimą. Ta pati Graikija galėtų būti geriausias pavyzdys. Reikalaujama, kad tą fiskalinę konsolidaciją šiek tiek sušvelnintų pati Vokietija, kuri turėtų drąsiau išlaidauti, bet pati Vokietija turbūt dėl to, kad jos šiuo metu valdantysis elitas yra užsikrėtęs neomonetarizmo dogmomis, nesirengia šito daryti, bent jau vėlgi kol kas. Prie viso šito fono atsiranda pabėgėlių krizė. Mano akimis pabėgėlių krizė kažkokių didelių makroekonominių nuostolių Europai neturėtų atnešti, o ilguoju laikotarpiu be abejo galėtų pagyvinti darbo rinkos situaciją. Tačiau ką jį daro, tai šiuo metu atima visą dėmesį arba nutraukia visą dėmesį nuo rimtų struktūrinių reformų ir tiesiog valdančioji, taip sakant, politinis elitas yra priverstas spręsti vietoj struktūrinio reformų, priverstas gesinti gaisrus ir spręsti pabėgėlių problemą. Dar vienas aspektas - silpnėjantis euras teikia privalumų daug eksportuojančiams valstybėms, būtent šiuo metu taip yra, tačiau bėda yra ta, kad sumažėjo prekybos partnerių apetitas. Tiek vokiškom, tiek prancūziškom, tiek kitom prekiam. Pažiūrėkite į šitą sinusoidą, kurią aš noriu Jums pateikti. Ir matysite, kad tarptautinės prekybos apimtis pastaruoju metu negailestingai smunka, ypač drastiškai jis smunka vertinė išraiška, tai yra galiojusiomis kainomis, matote mėlyną spalvą. Tačiau net ir fizinė apimtis, tai yra žalia spalva, rodo, kad tarptautinės prekybos mastai praktiškai vos juda iš vietos. Štai kodėl silpnėjantis euras tai pačiai Vokietijai net neša kol kas tokių dividendų, kurių jį tikėjosi, dėl paprasčiausiai sumažėjusios bendrosios tarptautinės paklausos ne tik vokiškom, bet ir kitų šalių prekiam. Tarptautinės prekybos požiūrį apskritai labai įdomus keli, ko gero, laikotarpiai. Kažkur apie 90-uosius metus buvo tokia tendencija, kad tarptautinės prekybos mastas, realiai išraiška, augo šiek tiek greičiau negu bendrasis vidaus produktas pasaulio. Po to, kai įsikorporavo į tarptautinę ekonomiką dvi didelės galybės, tai yra pirma Sovietų buvusi sąjunga, kuri subyrėjo, ir Kinija, kuri pradėjo ekonominės reformas, buvo laikotarpis kažkur apie 2003-2006 metus, kuomet tarptautinės prekybos mastai augo dvigubai sparčiau negu pasaulio BVP. O štai pastarosius 2 metus mes matome tokį apgailėtiną rezultatą, kad tarptautinės prekybos mastai atsilieka nuo pasaulio BVP augimo. Ir kai kas ieško atsakymo tiesiog kintančiame tokiame prekybos režime. Kaip žinote, pasaulio prekybos organizacija yra bene svarbiausia šiuo požiūriu. Tai štai statistika rodo, kad prekybos liberalizavimas tapo lėtesnis. Jeigu, pavyzdžiui, 2010-2011 metais PPO organizacijos rėmose buvo pasirašytos 2005-2009 metais pasirašytos 128 sutartis, tai 2010-2014 jau tik tai 109 prekybos sutartis. Liberalizavimas turbūt vyksta lėčiau dėl to, kad muitų tarifų lygis vidutinis šiaip apskritai yra smukęs ir yra mažiau paskatų šalims stengtis tų muito tarifų išvengti. O norint pasirašyti tokias dvišalės sutartis, keliami įvairūs reikalavimai, kurie kai kuriuom šalim yra nepriimtini, kaip antai apriboti vaikų darbą, kitokius reiškia, tokio vergiško įdarbinimo formas, užtikrinti intelektualinių teisų apsaugą ir visa kita, o tai dažnai tiesiog yra neįveikiama kliūtis tai sutarčiai pasirašyti. Štai tokelės tarptautinėje prekyboje. Akcijų rinkoje mes matome, kad burbulai sproginėja, tačiau manau, kad burbulas, jeigu ir buvo, tai buvo tik tai Kinijoje. Štai kodėl nelabai matyti, kaip Kinijos akcijų burbulo sprogimas, kad būtų sudavęs labai didžiulį smūgį kitų pagrindinių akcijų rinkų indeksams. Taip galima teikti, kad pakrito ir Jungtinių Amerikos valstijų, ir Eurozonos akcijų indeksai, tačiau, turbūt būtų buvę naivu tikėtis, kad visiškai nebus jokio poveikio. Visgi Kinija per tuos pastaruosius 20 metų tapo ekonominę galybę, bent jau numeris 2, todėl jos procesai veikia
bent jau tam tikrų mastų veikia ir kitų šalių, ne tik žaliavų rinkas, bet ir finansų rinkas taip pat. Bet net jeigu mes pasižiūrėtumėme, pavyzdžiui, paimtumėme kokį 2014 metų pabaigos lygį ir pažiūrėtumėme, kaip atrodo pagrindinės akcijų rinkos ir Kinijos akcijų indeksai, tai Kinijos akcijų indeksas praktiškai grįžo į 2014 metų pabaigos lygį. O kitose rinkose mes net matome tam tikrą smukimą palyginti su 2014 metų pabaiga. Ką tai reiškia? Tai reiškia tik tiek, kad praktiškai tas, kas išsipūtė 2015 metais, tas ir subliuško 2015 metais. Taip, kad nieko ypatingo neatsitiko. Turint omenyje, kad Kinai vis dėlto pernelyg liberaliai leido tam akcijų kursų burbului formuotis, na kągi, atėjo štai tokia pamokėlė, kurią teks išmokti. Ateina ir daugiau pamokų Kinijai, kurie tenka dabar sparčiai mokintis, kaip reguliuoti rinkos ekonomiką, bet vis dėlto aš manau, kad jie pakankamai gabūs tas pamokas išmokti. Na, Lietuva. Pirmo šių metų pusmečio rezultatas, kaip matote, nuvilintis, net ir turint omenyje, kad mes nespinduliavome ypatingų optimizmų praėjusių metų pabaigoje, pamenate tas diskusijas su finansų ministerija, kiek čia augs Lietuvos ekonomika 2015 metais, išėjo taip, kad jie auga mažiau negu tikėjosi net ir pesimistai. Rezultatas praktiškai pirmojo šių metų pusmečio yra 1,5%. Tai yra priežastis, kodėl mes praktiškai sumažinome savo buvusią prognozę. Tiesa, jau buvo mažinta Nordic Outlook leidinyje, tačiau jis gal mūsų publikai mažiau žinomas. Todėl aš tiesiog atsispirsiu nuo praėjusio Lietuvos makroekonomikos apžvalgos leidinio, kuris buvo, kaip matote, balandį, nes birželį mes praleidome. Ir sumažinome nuo 2,6 iki 1,8%. Kitų metų augimo tempą mes sumažinome nuo 3,2 iki 2,8% ir 2017 metais tikimės 3,2% augimo. Taigi, toks pagrindinis pakeitimas, kuris yra susijęs su mūsų BVP pokyčiu. Priežastis, kas atsitiko, kad Lietuva vėl pradeda nusileisti ekonomikos kilimo tempu savo kaimynams, pirmiausia Latvijai ir Estijai. Manau, kad tas priežastis pakankamai gerai atspindi štai čia pavaizduota diagrama. Lietuvoje yra didžiausia disproporcija tarp BVP išorės, kitaip tariant, eksporto veiksnio ir vidaus rinkos veiksnio. Mes matome, kad investicijų augimas yra įspūdingas ir mes ryškiai lenkiame, aš jau nekalbu apie Estiją, kurioje investicijos apskritai mažėja, mes ryškiai lenkiame Latviją. Apskritai, įdomu pažymėti, kad investicijų požiūrių mes vis dar nepasiekėme 2008 metų lygio. Augimas įspūdingas, bet 2008 metų antrąjį ketvirtį investicijos Lietuvoje buvo didesnės negu antrąjį 2015 metų ketvirtį. Jeigu konkrečiai skaičiais, praktiškai 2 milijardai 2008 metais ir 1,8 milijardo 2008 metais. Antrąjį ketvirtį. Prašau? Skirtumą ypatingo nematau, tiesą sakant. Ta prasme, kokia valiuta išreikšta, taip? Eurais. Dar vienas rodiklis Lietuvoje yra nepasiekęs prieš krizinio lygio. Kas galėtų atsakyti salėje, koks tai rodiklis? Prašau, garsiau? Tada dar vienas rodiklis. Turit galvoje mažmeninės prekybos apimtis, taip? Tada aš turėjau galvoje kitą rodiklį. Visiškai teisingai. Realus darbo užmokestis Lietuvoje, nepaisant jo spartaus augimo nuo 2013 metų pradžios, vis dar nėra pasiekęs 2008 metų lygio. Vidaus vartojimas arba namų ūkių vartojimas, kaip matote, Lietuvoje taip pat lenkia Latviją ir Estiją, tai ieškome priežasčių, kur yra tas mūsų atsilikimas ir tą atsilikimą mes matome pirmiausia sparčiame pakankamai importo augime, kuris buvo nemažai susietas su investicijų augimu. Nes vėliau parodysiu, kad tas importas didelė dalim kilo dėl investicinių prekių importo. Tai nėra blogai, ar ne? Mes galim pasidžiaugti tokiu importu. Bet
BVP požiūriu tai suformavo neigiamą grynąjį eksportą, tai yra eksporto ir importo balansas vėl tapo ryškiai neigiamas ir tai yra be abejo neigiamas BVP augimo veiksnys. Štai ir atsakymas, kodėl augame šiuo metu lėčiau. Kodėl eksportas taip neaugo? Na, ilgą laiką priežastis buvo Orlen Lietuva, bet šiuo metu Orlen Lietuva dirba visai neblogai. Todėl pagrindinė priežastis vis dėlto yra Rusijos sankcijų poveikis mūsų maisto pramoniai, kuris ryškiai sumažino Lietuvos eksporto apimtį pirmiausiai šią valstybę, bet nemaža dalim lėmė ir bendrai eksporto rodiklį, apie tai taip pat dar šiek tiek vėliau. Sektorinių požiūrių, vėlgi, jeigu lyginsime visas Baltijos valstybės, tai galbūt Lietuvos išskirtinumas yra sparčiai augantis statybų sektorius. Turbūt stebinti tai mūsų labai neturėtų ir renovacija vyksta pilnu tempu ir būsto rinka, tikrai negalime vadinti šiuo metu nuosmukiu esančios, tikrai veikiau sparčiai auganti. Pagaliau ir negyvenamųjų pastatų biurų statyba šiuo metu yra gana gyva. Tuo tarpu žemės ūkio požiūriu pokytis per pirmosius 2 ketvirčius yra neigiamas. Galbūt pirmieji ketvirčiai nėra labai reprezentatyvūs, nes žemės ūkiui svarbiausias yra antrasis pusmetis. Tai pažiūrėsime, kas bus kai pasibaigs visi metai, bet kol kas kainų kritimas žemės ūkyje lemia tam tikras problemas, ypač pieno sektoriuje. Taip, kad teigti, kad žemės ūkyje viskas yra gerai, tikrai būtų netikslu. Kiti sektoriai galbūt labai neišsiskiria, gal matome tik tai įdomų pokytį, kad Estijoje apdirbamoji pramonė smuko, Lietuvoje augo, nors grynasis eksportas abiejose šalyse buvo neigiamas, bet matyt priežastis yra ta, kad apdirbamoji pramonė Lietuvoje išsaugojo augimą dėl to, kad kritus eksportui daugiau dirbo į vidaus rinką. Tuo tarpu Estijoje tai neatsitiko, todėl gryno eksporto smukimas iš esmės reiškia ir apdirbamosios pramonės smukimą. Kaip jau minėjau, pastarasis ketvirtis buvo gana turtingas investicijų ir taip jau yra, kad pasiekus aukštą gamybos pajėgumų panaudojimo lygį verslas tiesiog reikia jam investuoti, nes nebegali versti senaisiais gamybos pajėgumais. Man džiugu paminėti, kad vis dėlto nemažai tų investicijų buvo ne šiaip kažkoks kiekybinis gamybos pajėgumų plėtimas, o būtent kokybinės investicijos, kurios buvo nukreiptos į technologinį ir techninį atsinaujinimą, o tai yra nepaprastai svarbu konkurencingumo požiūriu, ypatingai vertinant tokią įtemptą situaciją tarptautinėje rinkoje, kurioje reikia pečiais stumdytis ir įrodyti savo privalumus prieš konkurentus. Taigi, šitą skaidrę, kurią aš ir norėjau Jums parodyti, kuomet kalbėjau apie pagyvėjusias investicijas, aiškiai rodo, kad bent pastaruoju metu importo augimas Lietuvoje yra didžiąją dalim lemtas būtent investicinių prekių importo. Ir įdomu pastebėti, kad ilgą laiką galutinių vartojimo prekių importas buvo teigiamas tiek 12, tiek 13, tiek 14 metais, o 2015 metais galutinių vartojimo prekių importas net sumažėjo. Aišku, vietiniai pramoniai tai yra džiugesio pilnas dalykas, ar ne? Jeigu mažėja importas, tai reiškia, kad tą vidaus rinkos kilimą mes garantuojame savo prekiamis. Parduodame daugiau prekių vidaus rinkoje patys. Klausimas tik tai, kiek garantuotas tokia tendencija, ar ilgalaikė, ar tai yra tik ten trumpalaikis pokytis. Jeigu tai būtų visą laiką, tai sakyčiau, meskime visas jėgas į tai, kad didinti mūsų gyventojų pajamas, nesvarbu ar MMA didinti, ar NPD kelti, kad tik tai būtų daugiau perkamosios galios vidaus rinkoje, nes visa ta papildoma perkamoji galia iš esmės reiškia mūsų vietinės pramonės didesnį gerbuvį. Bet niekada negali žinot, kada tendencija pasisuks ir visi tie papildomi pinigai, kurie pateks į vidaus rinką, nebus skirti importo pirkimui. Tai irgi nėra blogai, ar ne? Galutiniam rezultate susirinksime daugiau įplaukų per pridėtinės vertės mokesčius ir per akcizus. Štai kodėl visi mes ir stengiamės įrodinėti, kad NPD kėlimas nėra praradimas fiskalinio to žodžio prasme, nes jisai garantuoja kitų mokesčių didėjimą. Vartojimo mokesčio, aišku, pirmiausia. Kalbant apie šakinę eksporto kaitą, atsiprašau, ne šakinę, o teritorinę, geografinę eksporto kaitą. Žinoma, matome pirmiausia Rusijos smarkų kritimą arba eksporto į Rusiją kritimą.
Jeigu iliustruočiau skaičiais, tai maisto produktų eksportas į Rusiją sumažėjo 95% pirmąjį šių metų pusmetį, tiksliau sausį-liepą, palyginti su sausio-liepą praėjusių metų. Tuo tarpu reeksportuotų prekių, kurioms sankcijos nebuvo pritaikytos, taip pat sumažėjo nei daug nei mažai 36%. Štai kodėl susidarė bendras 39% eksporto į Rusiją kritimas. Nepaisant šitokio kritimo, Rusija vis dar kažkokiu būdu išsaugo savo pirmąją vietą tarp mūsų prekybos partnerių. Mes čia prieš kurį laiką sakėm, bus labai įdomu stebėti šios metus, ar Rusija išsilaikys pirmoje vietoje ar ne. Tai tokių garantijų nėra, nes jeigu tendencijos bus tokios pačios ir toliau, manau, kad Latvija turi realių šansus aplenkti Rusiją, turbūt pirmą kartą nuo nežinau kokių neatmenamų laikų. Turbūt niekada tokių kitokių ir nebuvo. Aplenkti Rusiją kaip mūsų prekybos partnerė numeris 1. Kas dar pastebima, tai šioks toks smukimas eksporto į Nyderlandus, bet tai daugiau susijęs su naftos produktų kainų pokyčiais, nes čia daugiausia tas eksportas yra mūsų Orlen Lietuva produkcijos eksportas. Na, aišku, turbūt nestebina nuosmukis Ukraina, 25,6%, aišku, pirmiausia dėl labai liūdnos Ukrainos ekonomikos padėties. Jeigu pažvelgsite į pagrindinės 6 mūsų prekybos partnerės, matysite, kad šiuo metu 5 iš 6 pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių yra mūsų kaimynės. Vokietija nėra tiesiogiai mūsų kaimynė, bet irgi netolima Lietuvai šalis. Tai tam tikra tas gravitacinės prekybos dėsnis vis labiau veikia Lietuvoje. Ilgą laiką ten Baltarusija neturėjo jokių šansų įsiterpti į tas 6 pagrindinės prekybos partnerės. Dabar mes matome, kad jį jau yra 6 vietoje. Estijos vaidmuo pastaraisiais metais taip pat didėjo ir mes matome, kad štai tokia prekyba, beje visiškai logiška, prekiauti daugiausia su savo kaimynėmis, būtent tokia prekybos struktūra šiuo metu ir susidarė. Mes kartas nuo karto skaičiuojame rodiklius, kurie rodo, o kokiose rinkose mums šiuo metu yra patraukliausia prekiauti. Tai 2 rodikliai pagrindiniai, kurie rodo, kad mūsų šansai tose rinkose gerėja, yra pirmiausia tos šalies, apie kurią kalbame, BVP augimas. Jeigu tos šalies BVP auga sparčiai, reiškia, mes turime šansų vežti savo prekes didesnių mastų į tą šalį. Na ir žinoma, antras veiksnys yra, kaip keičiasi valiutos kursas tos šalies valiutos atžvilgiu. Jeigu mūsų valiutos kursas smunka tos šalies valiutos atžvilgiu, reiškia, mūsų eksportas į tą šalį tampa naudingesnis. Bet mes turime neapsiriboti vien tik tai nominalių valiutos kurso, o kalbėti apie realųjį valiutos kursą. Tai yra atsižvelgti dar ir infliacijos Lietuvoje ir toje šalyje skirtumus. Tai štai jeigu pažvelgstumėte į kitas valstybės, kurios taip pat yra eurozonoje, mes matome, kad mūsų konkurencingumas juose, nes virš nulio esantys skaičiai rodo, kad mūsų konkurencingumas tose rinkose auga, po nulio esantys skaičiai rodo, kad blogėja. Tai kodėl auga mūsų konkurencingumas Latvijoje ir Vokietijoje? Žinoma, ne dėl valiutos kurso, nes visi esame eurozonoje, o dėl to, kad Lietuvoje infliacija yra mažesnė negu tose valstybėse. Kitaip tariant, mes galime vidutiniškai gaminti pigiau ir parduoti su didesnė pelno marža tose valstybėse, kuriuose kainos auga šiek tiek sparčiau. Kodėl auga mūsų konkurencingumas Jungtinėse Amerikos valstijose? Žinoma, pirmiausia dėl euro silpnėjimo dolerio atžvilgiu. Kodėl auga mūsų konkurencingumas Jungtinėje karalystėje? Žinoma, mažesnių mastų, bet dėl euro silpnėjimo svaro sterlingo atžvilgių. Kodėl krinta mūsų konkurencingumas Rusijoje? Dėl to, kad euras stiprėja rublio atžvilgiu. Kodėl krinta mūsų konkurencingumas Norvegijoje? Todėl, kad euras stiprėja Norvegijos kronos atžvilgiu. Štai ir atsakymas, kokie yra šiuo metu eksporto patrauklumo veiksniai ir kaip atrodo atskiros rinkos būtent šito požiūriu. Kalbant apie silpną eurą, mes pamėginome primesti tokius pagrindinius naudos ir žalos balanso aspektus. Aš ilgą laiką teikdavau mintį ir jos ir dabar neatsisakau, kad Lietuvai, turint galvoje, kad doleris mūsų eksporto struktūroje vaidina mažesnį vaidmenį negu importo struktūroje, Lietuvai naudingiau, kad euras po truputį stiprėtų dolerio atžvilgiu. Bet šiuo metu vyksta atvirkštiniai dalykai ir belieka tik tai susipažinti su tuo,
kokius jie teikia silpnėjantis euras privalumus ir kokius trūkumus. Tai žinoma, dėl silpnėjančio euro gerėja eksporto konkurencingumas dolerio zonos šalise. Antras dalykas yra didesnės galimybės eksportuoti prekes į daug dolerio zonoje parduodančias valstybės, tokias kaip Vokietija, bet kaip minėjom, dėl tarptautinės prekybos šiokio tokio vangumo pastaruoju metu, Vokietija netiek daug laimi iš to silpnėjančio euro. Na ir dar vienas aspektas, neretai žaliavų rinkoje dolerio stiprėjimą lydi jų pigimo tendencija. To žaliavos tampa pigesnės dolerio išraiška. Tai yra Lietuvai naudinga, kadangi mes importuojame nemažai žaliavų, esame grynieji žaliavų importuotojai. Ir tiek aukso, tiek naftos rinkoje mes kartais pastebime tam tikrą atvirkštinį ryšį tarp dolerio kurso ir kainos, tos žaliavos kainos. Doleriui stiprėjant, žaliava doleriais atpinga, ar ne? Tai štai šitas aspektas taip pat jį reikia turėti galvoje. Na, o tarp trūkumų, silpnas euras didina už dolerius perkamų žaliavų kainas eurais, tai mes tam tikrų mastų prarandame. Silpnas euras praktiškai nekeičia mūsų konkurencinės situacijos kitų eurozonos šalių atžvilgiu, ar ne, nes jie irgi naudojasi silpno euro privalumais lygiai taip pat kaip ir mes. Na ir jeigu tas euras silpnėtų dar radikaliau, gali išprovokuoti net ir didesnę infliaciją. Šiuo metu tai yra neaktualu, bet gali tapti aktualu, jeigu procesai pajudėtų dar sparčiau ateityje. Kalbant apie konkretesnės eksporto rinkas ir apie konkretesnės eksporto tendencijas, reikia pripažinti, kad vis dėlto maisto produktų pramonės netektys dėl Rusijos rinkos praradimo yra pakankamai skausmingos, ne tiek dėl to, kad fiziškai mes praradome didelę rinką, o dėl to, kad pereiti iš tos prarastosios rinkos į kitas alternatyves rinkas nėra toks jau paprastas darbas, kaip kad galima būtų įsivaizduoti sėdint kabinete. Taigi, fizinės rinkos netektis privertė ieškoti alternatyvių rinkų. Deja, skirtingai nei Rusijoje, tose alternatyviose rinkose teko pardavinėti ne nuosavais prekių ženklais pažymėtus, o mažesnės pridėtinės vertės neišfasuotus produktus. Ar tai būtų pieno milteliai, ar tai būtų pramoninis sūris, vis dėlto pridėtinė vertė šitų produktų kainoje esanti yra daug mažesnė negu, sakykime, kažkokiuose tai sūreliuose, kurias mes pardavinėdome mažmeninėse Rusijos parduotuvėse iki sankcijų priėmimo. Be to, Rusijos užsidarimas sukūrė žemės ir ūkio maisto produktų pasiūlos perteklių, kuris savo ruožtu lėmė kainų nuosmukį. Ir tą kainų nuosmukį mes matome pateiktoje diagramoje. Teigti, kad kainos žemės ūkio produktų smunka tik tai dėl Rusijos, be abejo būtų neteisinga, nes tam tikros globalinės tendencijos kainų kritimo buvo pastebimos dar iki Rusijos sankcijų įsigaliojimo. Taip kad galima sakyti, kad Rusijos sankcijų įsigaliojimas tik tai galbūt šiek tiek paryškino tą procesą, bet kaip matote, ypatingai pieno produktų rinkoje, kurį čia reprezentuoja DAM sūris, kritimas yra pakankamai radikalus ir, kaip žinome, iš mūsų pieno sektoriaus tikrai labai skausmingas. Maistinių kviečių kainos taip pat krinta, tačiau apie tai pakalbės mano kolega, kurį aš netrukus pristatysiu. Todėl galima būtų išskirti tam tikrus maisto pramonės prisitaikymo etapus. Pačioje pradžioje, kuomet tik tai sankcijos buvo pritaikytos, kurį laiką teko mūsų maisto produktų įmonėms dirbti į sandėlį ir pereiti prie ilgiau negendančių produktų gamybos. Tuo pat metu reikėjo skubiai užmegzti santykius, kurie galbūt kai kurie ir buvo nutrūkinėję su partneriais ir sutvarkyti logistikos grandinę, kad lietuviškai produktai pasiektų naujus pirkėjus. O dabar prasideda tas vadinamasis business as usual etapas, kuomet svarbiausias tampa sąnaudų mažinimas ir konkurencingumas. Išsikovoti pozicijoms naujose rinkose ir didesnės pridėtinės vertės prekiams įsigalėti eksporto struktūroje prireiks kur kas daugiau laiko ir matuočiau tą laiką ne pusmečių, o vis dėlto 3-4 metais. Ir dabar aš noriu pristatyti savo naująjį kolegą. Kaip žinote, visi puikiai prisimenate Viliją, bet Vilija po labai ilgo ir varginančio darbo kartu su manimi nusprendė pasukti visiškai naujų kelių ir visiškai atsisveikinti su ekonomika. Todėl, kad ir kaip gaila būtų konstatuoti, mes jos nebeišvysime. Bet aš įsigijau per tą laiką naują kolegą, Tadą Povilauską, kuris
skirtingai nuo manęs išmano labai neblogai žemės ūkį. Va, tai yra man sektorius, aš jį aišku kažkiek pažįstu vaikystėje, kai pas močiutę lakščiau, mačiau, kaip atrodo iš arti kviečių varpos, miežių varpos, bet negalėčiau pasakyti, kad tapau labai gerų žemės ūkio rinkos ekspertu. Todėl, Tadai, tau maždaug 10 minučių laiko dabar pristatyti šiek tiek naujasias žemės ūkio tendencijas Lietuvoje. Aš prigulu ant sofkutės, susipažįstu su jūsų klausimais, jeigu tokių yra, ir po to tęsiu savo kalbą toliau. Ačiū. Labą dieną, tai esu Tadas. Ačiū Gitanai už tas kelias skirtas minutės prezentacijos. Ačiū iš jums skirtą laiką. Ir aš šiandien panagrinėsiu trumpai vieną aktualią temą, kuri ir žiniasklaidoje dažnai dominuoja. Šiuo metu tai yra Lietuvoje jau keliarius metus pasiekimi rekordiniai grūdų derliai. Tad mums tapo įdomu, kokią įtaką jie turi Lietuvos ekonomikai. Ir jeigu pažiūrėti į tuos pokyčius, kurie buvo žemės ūkyje per pastarąjį dešimtmetį, galima iš pradžių išskirti tai, kad Lietuvoje įsivyravo augalininkystė, kurios produkcijos vertė per 10 metų palyginamosiomis kainomis padidėjo daugiau negu 70%, kai gyvulininkystės produkcijos vertė augo vos 3%, tai vadinasi stagnavo. Tai augalininkystės dominavimas, jisai tapo aktualus ir tapo akivaizdus. Aišku, mes galim pasigirti, kad, pavyzdžiui, Lietuva, Latvija ir Estija per 10 metų sparčiausiai iš visų ES valstybių padidino savo žemės ūkio produkcijos vertę. Tai vėlgi, turbūt čia yra ES paramos įtaka. Jis yra irgi labai akivaizdi, kad per 10 metų mūsų ūkiai sustiprėjo labiausiai ES per tą dešimtmetį. Bet vėlgi, stiprėjo augalininkystė, bet ne gyvulininkystė. Ir jeigu žiūrėsime pagal žemės ūkio produkcijos vertę iš 1 hektaro, kurią sukuria Lietuva, tai mes, nepaisant visų tų pokyčių, vis tiek dar esam pakankamai toli nuo daugumos ES valstybių. Čia vėlgi galima ginčytis, kad skiriasi klimato sąlygos, dirvožėmis panašiai, bet tokia yra tendencija, kad visgi didesnė vertė yra sukuriama ten, kur dominuoja gyvulininkystė, arba bent kur turi didesnę dalį bendrame produktų krepšelyje, ta pati Lenkija, Vokietija, Danija. Sakau, galima ginčytis dėl Ispanijos, Prancūzijos, ten aišku, ten yra palankesnės klimato sąlygos, ten yra daugiau vaisių, daugiau uogų, alyvuogių, vynuogių auginama, ten aišku mes to neturėsim, bet vis tiek kol kas su augalininkystė mes pasivyti daugumos ES šalių pagal produkcijos vertę mes turbūt nelabai ir galėsime. Jeigu žiūrėti ekonomikos BVP požiūriu, tai vėlgi, čia turbūt irgi nėra naujiena paslaptis, kad nepaisant to, kad per 10 metų Lietuvoje žemės ūkyje sukuriama pridėtinė vertė išaugo 20%, pats Lietuvos BVP per 10 metų augo 34%. Tai vadinasi vėlgi, žemės ūkis nėra ta sritis, kuri veža Lietuvos BVP. Tai kaip sakyti, aišku, tie pokyčiai yra džiugus, bet Lietuvos BVP auga iš kitų sektorių. O pokyčiai, aišku, jie yra labai stiprus. Turbūt prieš 10 metų paklausus ūkininko ar analitiko, ar kas dirba su žemės ūkiu, ar gali taip Lietuvoje grūdų ir rapsų derlius išaugti dvigubai per 10 metų, turbūt niekas nebūtų patikėjęs, bet tai yra realybė. Ir kas galbūt yra gerai, kad tas derliaus augimas dvigubai, jisai susidėjo beveik proporcingai iš 2 dalių, augo tiek derlingumas, augo tiek ir apsėti plotai. Tai turbūt vėlgi, jeigu važiuojat per Lietuvą, turbūt tai, kas buvo prieš 10 metų, dabar turbūt atrasti derlingose teritorijose neapdirbtų plotų yra beveik neįmanoma. Aišku, tų pačių turbūt ir ganyklų sumažėjo plotai, plus turime 2-3 per 10 metų paaugusias ir žemės ūkio paskirties žemės kainas. O kodėl tie pokyčiai vyko, tai vėlgi labai nesunku tos turbūt atrasti. Priežastis, tai žinoma, turbūt pagrindinė yra ES parama, tai yra tiesioginės išmokos.
kurios vėlgi, jos buvo skiriamos už turimą žemės ūkio naudmenų plotą, hektarą, tai vėlgi ūkininkai pakrypo tą lengvesnę ir mažiau nervų ir galbūt mažiau jėgų reikalaujančią veiklą, tai yra augalininkystė, grūdų auginimas, nes gyvulininkystė vėlgi tai yra sunkesnis verslas ir pastaraisiais metais turbūt gyvulininkystėje buvo daugiau problemų, atsiminkim kiaulių maras, atsiminkim Rusijos maisto produktų embargas, kuris labai paveikė būtent mėsos pramonę ir pieno produktų pramonė, plus pieno kainų svyravimai yra labai dideli. Taip kad patogiau pastaruoju metu yra tapę užsiimti augalininkystę. Čia žinoma, galima sakyti, kad augalininkystė yra nežinomumo faktorius, tai yra orai, tai yra ruletės. Jeigu bus blogi orai, nebus ir derliaus, bet per 10 metų buvo tik 2 metai, kai galima iš tikrųjų sakyti, kad tai buvo nederliaus metai, o kiti metai buvo pakankamai geri. Taip pat ta pati ES prisidėjo prie technikos atnaujinimo, tai vėlgi mažesnės sąnaudos, didesnis derlingumas. Nors ūkininkai, aišku, visuomet skundžiasi, kad grūdų supirkimo kainos jos yra žemos, bet pasižiūrėjus realiai per tuos bent jau 5 metus, kainos buvo tikrai neblogos ir ypač tai, kad tie, kas aktyviai seka kainas, rinkas, tai sugeba pagauti tas kainas, nes turbūt va čia koks yra privalumas grūdų auginimo, kad grūdų kainas gali užsifiksuoti iš anksto, gali sekti, plus ūkininkai daug lengviau suprasti grūdų supirkimo kainas negu pieno supirkimo kainas, nes grūdai tai yra žaliava, kuri iškeliauja į užsienį, eksportuojama ir plus minus, turbūt šiek tiek besidominančiam ūkininkui netgi nėra sunku sekti, kaip keisis rytoj porytos grūdų supirkimo kainos, tiesiog pasižiūrėti biržos pokyčius ir matysit, kokios gali būti supirkimo kainos. Kai jau suprasti, kokios gali būti pieno supirkimo kainos, jau yra pakankamai sudėtinga. Tai manau, kad ta kainodara vėlgi, jinai yra palankesnė grūdų auginimui. Dar, aišku, ūkių stambėjimas ir žemės konsolidacija. Tas Lietuvoje vyksta, pasitraukė senoji karta, jie išnuomoja, parduoda savo žemės sklypus didiesiems ir Lietuvoje žemės ūkiai stambėja, o ten, kur yra stambiau, ten visgi efektyvumas taip pat yra didesnis. Kokia yra problema su Lietuvos augalininkystė, tai yra, kad didžioji dalis produkcijos yra eksportuojama kaip žaliava, o tai jau vadovėliuose rašo, kad tai yra pats primityviausias ir mažiausiai vertės sukuriantis ekonomikai verslas. Jeigu tai pasižiūrėjus, kreipus yra tiesiog, kur ta vertė yra sukuriama, tai 3/4 vertės atitenka ūkininkui, kuris savo grūdus išaugina ir parduoda, ir likusi vertės dalis jau yra sukuriama paslaugose, tai yra saugojimas, džiovinimas, transportas, uosto visos paslaugos. Ir kur, aišku, galima išskirti, kad ūkininkas prisiema kainos riziką, o jau likusi grandis jau prisiema turbūt tik kiekių riziką. Ir aišku, jinai labiausiai ir pelnosi, kad kuo kiekiai labiau didėja, tuo aišku labiau uždirba ir visi tie paslaugų teikėjai. Aišku, uostas Klaipėdos jisai iš to labai pelnosi. Ir panašiai. O irgi, kaip minėjau, didžioji dalis grūdų Lietuvoje yra eksportuojama kaip žaliava, nes vidaus vartojimas jis yra stagnuojantis, jau keleri metai, tai yra apie 2 milijonai tonų javų yra sunaudojama. Kodėl yra stagnacija, turbūt irgi nesunku paaiškinti. Žmonių skaičius vidaus rinkoje jisai nedidėja, taip kad maisto produktų gamybai grūdų poreikis jis yra pakankamai stabilus. Pašarų gamyba taip pat neauga, nes tiesiog gyvulininkystė nesiplečia. Taip kad jeigu žvelgti į rytojų, tai iš kur gali būti augimas vidaus paklausos, tai turbūt vėlgi tai lieka eksporto rinkos, tai iš tikrųjų, kodėl gali didėti paklausa grūdų Lietuvoje, tai yra greičiausiai tai arba mes daugiau eksportuosim galutinių maisto produktų į aplinkinės rinkas, arba B, tai galbūt vėlgi tai bus tam tikri sudėtingesni produktai, tai bus krakmolas, glitimas, jau kur chemijos pramonė, gėrimų pramonė, kur ten vėlgi per eksportą
didės Lietuvoje grūdų paklausa. Bet tie pokyčiai turbūt, jie pridės po kelius šimtus tūkstančių tonų per metus paklausos, bet turbūt ir vėl keliarius dar metus matysim, kad Lietuvoje didžioji dalis grūdų ir toliau bus eksportuojama į artimuosius rytus, į Šiaurės Afriką. Tai iš esmės iš ko pelnysis uostas, iš ko pelnysis pervežėjai, aišku, ir ūkininkai, jeigu bus geros kainos. Juolab, kad derliaus plėtros perspektyvos jos vis dar lieka, tai kad potencialo didinti derlių dar jo yra. Kita vertus, vis labiau atsiranda ilgalaikių problemų, kas susiję su dirvožemio kokybė, tai vėlgi mes labai stipriai alindami jį galim savo patys kasti po žemę duobę, kad tiesiog ilgainiui suprastės dirvožemio kokybė. Taip apibendrinant, iš tikrųjų džiugina tie mūsų Lietuvos grūdininkų rekordai, bet iš esmės jie daugiausiai yra išplukdomi į užsienį ir ta vertė jinai didėja, bet vėlgi Lietuvoje yra kitų veiklos sektorių, kurie tą vertę kuria labiau. Ir ta pati gyvulininkystė, vėlgi, valstybė turi, kaip sakyti, rūpintis, nes subalansuoti Lietuvos žemės ūkio ir maksimizuoti pelno vien tik su augalininkystė nepavyks. Tai gyvulininkystėje turi būti skiriamas dėmesys. Aišku, tas ir daroma, pienininkus bandoma paremti. Tai tas yra sveikintina ir vėlgi, tiesiog norisi, kaip sakyti, palinkėti, kad pienininkams irgi, kad liktais matosi, kad tarptautinėse rinkose jau tam tikrų pieno produktų kainos kaip ir atšokinėja. Tai tikėkime, kad ta duobė pieno pramonė jau yra pasiekta ir kad dabar yra šiek tiek augimas į viršų bus. Tai ačiū už jūsų dėmesį ir turbūt tada Gitaną kviečiu sugrįžti į prezentaciją. Va, matot, pasakykit, kad pieno produktai nepinga. Pinga, iš tikrųjų. Tai mano tikslas dabar truputį apsistoti ties mažmeninės prekybos apyvartos rodikliais ir, kaip matote, tikrai stiprios vidaus rinkos požymis visose Baltijos šalise. Ne pirmojo būtinumo prekių apyvarta auga gerokai sparčiau negu maisto produktų apyvarta. Tai yra būtent stiprios rinkos požymis. Na, jūs pasakysite, prisipirko televizorių Elektromarkt, ar ne? Bet ne. Sausis Liepa, kaip matote, laikotarpis sausis Liepa, tikrai niekas dar apie čempionatą tuo metu negalvojo. Va, apie televizorius matysime jau analizuodami vėlesnius rodiklius, bet jeigu būti konkrečiam, IT ir kitų prekių apyvarta per metus išaugo, čia jau aš apie konkretesnės prekių grupės 14,5%. Automobilių degalų, šventa prekė lietuviai, nesvarbu ar kainos auga ar mažėja, plus 8,5%. Naudotų daiktų, irgi šventas daiktas, 11% apyvarta auga ir matyt, kad visgi tai yra populiariausias pirkimo objektas regionuose, rajonuose, miesteliuose. Deja, kol kas taip yra, bet paradoksas yra tas, kad, aišku, skamba galbūt šiek tiek ciniškai, naudoti daiktai taip pat yra ne pirmojo būtinumo prekė, nes jeigu pagal Maslow piramidę žiūrėsime, tai pirmiausia eina maisto produktai ir tik tai vėliau eina kitos prekės, taip kad naudoti daiktai tai yra vis dėlto tai, kas lieka nuo kasdieninių poreikių maistui ir ką galima nusipirkti, ar tai būtų batai, ar drabužiai, ir dar kažkas. Va, bet aišku, tuo pernelyg džiaugtis tikrai nėra pagrindo. Dabar kalbant apie vien tik tai maisto prekybos pokytį, tai vėlgi segmentuojant į dvi dalis maisto produktai, kurie yra parduodami specializuotose parduotuvėse, tuose mažuose šopuose ir didžiuosiuose prekybos centruose, tai didžiuosiuose prekybos centruose apyvartos augimas tik tai 2%, mažuosiuose šopuose 14,8%. Antrą ketvirtį iš eilės mes matome tą labai įdomų pokytį maisto produktų struktūroje, kuomet didina vėl savo rinkos dalį, aišku, ten labai mažytė ta rinkos dalis, bet vis dėlto didina savo rinkos dalį mažieji rinkos žaidėjai. Aš vis siedavau tai su ta vakarų Europos kultūra, kuomet teikiamas prioritetas ne prekybos centroje, parduotuvėlė iš kampo, kur gali pasikalbėti su pardavėju ir taip toliau.
Matyt, kad ne tik tai, matyt, kad ir tos skanumynų, vyninės parduotuvės, reiškia, kurios pardavinėja tokius specifinius produktus, tampa bent jau didžiuosiuose miestuose vis populiaresnės. Bet mano akimis tai yra džiuginanti tendencija, kuri rodo vis dėlto, kad didėja kokybiniai poreikiai, kuriuos turi vartotojas ir kuris juos nori tenkinti ir turi tam pinigų tenkinti. Kalbant apie dar vieną mažmeninės prekybos rinkos pokytį, tai džiugu pažymėti ir tai, kad naujų automobilių pardavimas Lietuvoje auga, procentiniu požiūriu sparčiausiai tarp kitų Baltijos šalių, tai matyti irgi yra mūsų pakankamai neblogos situacijos vidaus rinkoje požymis. Tiesa, pagal absoliučiai parduotą automobilių skaičių mes vis dar ryškiai nusileidžiame mažytei Estijai, kaip matote. Ir ko gero teigti vis dėlto, kad ta mada naudotų automobilių pirkimo Lietuvoje niekur neišnyko, nes tą mes puikiai matome pagal suderintų vartotojų kainų indekso vartojimo krepšelio lyginamasias dalis. Tai automobilių įsigyti Lietuvoje vidutiniškai išlaidos sudaro tik apie 2,3% vartojimo krepšelio išlaidų. Tuo tarpu ES vidurkis yra 3,2%. Tačiau pagal automobiliui skirtų remonto išlaidų ir visų kitų su to susijusių išlaidų lyginamąją dalį Lietuva išsiveržė į trečią vietą ES 12,9%. Tai perkame trantus ir juos po to remontuojame. Tai būtų tokia trumpa išvada. Reikalas tas turbūt, kad čia kaip tik vakar radiją klausiausi ir tokios įdomios buvo mintis dėl to, ar pirkti naują automobilį ar naudotą. Ko gero, šiuo metu naudoto automobilių pirkėjams nėra labai geri laikai, kadangi jeigu mes orientuojamės maždaug į 6-7 metų senumo automobilio, tai toks būtų dar pakankamai padorus naudotas automobilis, tai tuo metu buvo didelis apskritai naujų automobilių prekybos nuosmukis dėl globalinės finansų krizės. Ir todėl rasti gerą tokio amžiaus automobilį būtent iš tų metų yra ganėtinai sunku šiuo metu. Todėl rinka yra pakankamai neprisotinta arba nepatenkinta. Tai buvo vienas iš argumentų, kodėl šitas automobilių prekybos atstovas, tiesa, jis buvo suinteresuotas pardavinėti naujus automobilius, nes jis iš automobilių salono buvo, bet jis štai tokį įdomų momentą pastebėjo. Galimas dalykas, kad tai yra bent jau iš dalies tiesa. Dabar viešieji finansai. Kaip tik čia Finansų ministerija pasistengė, kad mums šiandien būtų apie ką kalbėti, kalbant apie biudžeto deficitus. Man šiek tiek, aišku, neramu po to, kai vakar buvo paskelbta, kad 2016 metais valstybės biudžeto deficitas, nacionalinio biudžeto deficitas nominaliai bus 1,3%, tai yra formaliai šiek tiek didesnės negu šiais metais. Tai reiškia tik vieną, kad tas tikslas, į kurį mes orientuojamės, tai yra subalansuotas biudžetas, tai yra, sakyčiau, du lietuviški žodžiai, kurie niekaip nedera vienas prie kito. Subalansuotas ir biudžetas. Tai, iš tikrųjų, jis vis keliasi labiau į ateitį, vis tolsta, žinot, kaip ištroškusiam keliautojui vis atrodo, kad jūs oazę priėjo, o ta oazė pasirodo buvo tik tai miražas. Tai taip panašiai ir su mūsų subalansuotu biudžetu. Jeigu tokiais tempais, tai turbūt mes subalansuoto biudžeto nematysime nei 17, nei 18, nei dar vėlesniais metais. O priežastis, aišku, yra viena labai rimta ir labai objektyvi. Kitais metais mažėja ES finansinės paramos apimtis, kurį skaičiuojama valstybės biudžetą. Be ES finansinės paramos mūsų mokesčių įplaukos didėja apie 5%. Sakyčiau, turbūt Finansų ministerija apsidraudė, pakankamai toks konservatyvus, nors pakankamai realistiškas mokesčių prieaugis 2016 metais. Bet išlaidų prasme aš vėl nematau jokio esminio pokyčio ir jokių struktūrinių reformų, ypač valstybės valdymo srityje. Gyventojų skaičių mažėjant valstybės aparato skaičius didėja. Ir gal sakysite, kad paskutiniai kadencijos metai ir nėra tinkamas metas tokiom reformom, bet kaip išaiškėja, kad pas mus jokie metai nėra tinkami reformom, nei pirmieji, nei paskutinieji. Tai dėl to tenka apgailestauti ir tai rodo, kad vis dėlto nepaisant mūsų pastangų, vis dėlto subalansuoto biudžeto artimiausių metų nebus. Ir tiesą sakant, net ir mūsų prognozė dėl 16 metų šiuo metu atrodo optimistiškiau negu pačios Finansų ministerijos prognozė. 0,5 vietoj 1,3%. Tai aš šiokį tokį konfuzą jaučiu.
Bet tikėsimės, kad metų eigoje išaiškės, kad yra daugybė paslėptų rezervų ir bus galima tą biudžeto deficitą kažkaip tai sumažinti. Bent jau šiais metais mes matome, kaip tie rezervai atsiranda, lipa per langus, per kitas vietas, per kaminą ir mes matome, kad biudžetas renkamas geriau, negu galima buvo tikėtis. O kad jis renkamas geriau, negu galima buvo tikėtis, jūs, aišku, aš jau daug kartų kartojuosi apie tai kalbėdamas, prisimenate ten televizijos laidas, kokie spalio, lapkričio mėnesį iš praeitų metų, kaip ten kryžiuojasi špagos, ekonomistai, finansų ministras. Finansų ministras įrodinėja, kad augimas bus 3,5, ekonomistai sako, kad nebus, kad biudžetas per daug įtemptas. Išaiškėjo, kad ir vieni, ir kiti buvo neteisūs, arba ir vieni, ir kiti buvo teisūs. Nes ekonomistai buvo teisūs dėl to, kad augimas tikrai 2,5 karto lėtesnis negu tikėtasi. Finansų ministras teisus, kad biudžetas vis tiek renkamas. Tai mes pažiūrėjome 4 pagrindinius ekonominius rodiklius ir palyginome jų faktą su prognozėmis. 3 iš 4 pablogėjo, yra blogesni negu buvo prognozuota. Tai tas pats realus BVP, vietoj 3,4 pirmąjį pusmetį 1,5%. Vietoj vidutinės metinės infliacijos, kurią prognozavo finansų ministerija 1,2, mes turime defliaciją, o kiekvienas fiskalistas pripažins, kad defliacija yra peilis valstybės biudžetui, nes mažiau surenkama infliacinių pajamų. Darbo užmokesčio pokyčio tikėtasi 5,8, faktas 4,5. Ir tik vienas rodiklis buvo geresnis negu tikėtasi, nedarbo lygis. Buvo mažesnis negu tikėjusi finansų ministerija sudarydama 2015 metų planą. Bet jeigu matome šitą salotinę spalvą viduryje, puikuojasi rodiklis rodantis, kad faktas yra didesnis palyginti su planu 1,6%. Jeigu žiūrėtume atskirų mokesčių skleistinę, tai vienintelis mokestis, kurio šiuo metu dar stringa, bet sparčiai gerėja jo surinkimas pastaruoju metu, yra PVM mokestis. Ir jeigu taip toliau, tai matyti iki metų pabaigos galima tikėtis ir beveik 100% arba bent jau netolimo 100% surinkimo. Tuo tarpu akcizai renkami puikiai, degalų prekyba išskaidrėjo ir legali degalų prekyba prisideda prie akcizų spartesnio augimo. GPM auga palyginti su planu, manyčiau, ne tiek dėl to, kad vidutinis darbo užmokestis auga sparčiau negu tikėtasi, atvirkščiai, kaip matome, yra, bet pirmiausia dėl to, kad daugiau žmonių randa darbą ir pirmiausia užimtųjų skaičiaus sąskaita. Na ir, o kodėlgi tas PVM-as taip sparčiai renkamas? Na, kaip matome, išmanioji mokesčio administravimo sistema staigiai padidino mūsų verslininkų sąžiningumą ir tie, kurie atsidūrė po prožektoriumi, staiga pradėjo rodyti, kad PVM deklaruojama suma šitose įmonėse vietoje buvusios stabilios ilgą laiką pradėjo augti 25-30%. Tai aš tokiais atvejais prisimenu filmą iš 12 kėdžių. Atsimenate, kai Ostapas Benderis susitiko su slaptaja draugija ir ten rinko įnašus iš piliečių, kurie prie stalo sėdėjo. Tai užtekdavo Ostapo Benderio priekaištingo žvilgsnio, nukreipto į vieną iš pašnekovų ir pašnekovas traukdavo viską iš kišenio. Tai dabar galima palyginti, aš nenoriu sulyginti VMI su Ostapu Benderiu, bet čia tiesiog metafora. Tai štai tokios tokelės. Aišku, dar vienas aspektas, kuris yra įdomus, tai savivaldybių biudžetai. Mes turbūt turėjome girdėti vakar raudas iš mūsų savivaldybės rūmų čia netoli esančių, nes išaiškėjo, kad po visų perturbacijų Vilnius gaus dar mažiau negu kad tie 48% GPM, kurie buvo jam nustatyti anksčiau, bet gaus tik tai 46%, tiesa ketinama per tikslinės dotacijas šiek tiek atsigriebti. Bet problema yra ta, kad buvo parengtas praktiškai vienas objektyvus rodiklis, pakar kurį bus išskirstoma, kuri savivaldybė turi būti donorė, o kuri turi būti recipientė. Kaip žinote, Konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad šitie diferencijavimai GPM yra neteisėti, kol nėra objektyvių rodiklių sistemos. Tai tas objektyvus rodiklis bus vienam gyventojui tenkantis GPM dydis konkrečioje savivaldybėje. Jeigu jis viršė vidurkį, savivaldybė tampa donoru. Jeigu jis yra mažesnis negu vidurkis, savivaldybė gali tikėtis 100% GPM turėti. Nežinau, kiek tai yra objektyvu, ar vienu rodikliu galima išsiversti. Puikiai žinome tą problemą, kad daug žmonių yra registruoti Vilniaus apylinkėse, ne pačiame Vilniuje, tačiau atvažiuoja į Vilnių dirbti.
Tai jeigu mes vien tik tai aklai žiūrėsime GPM vienam gyventojui, mes galime gauti neteisingas išvadas ir Vilnius vėl atsidurs pelenės vaidmenyje arba tokiame pakankamai sudėtingame vaidmenyje, kuris vėl leis teigti, kad niekaip neišsprendžiamos skolos didėjimo problemos. Ir situacija į gerąją pusę nesikeis. Tai šita problema, man atrodo, liko, nepaisant štai šito patobulinimo, šita problema liko ir jis matyt apie save primins ir artimiausioje ateityje. Kalbant apie infliaciją, mes turime įdomų fenomeną Lietuvoje. Mes turime statistikos departamento fiksuojamą defliaciją, kurios niekas Lietuvoje nepripažįsta. Kiek iš čia esančių salėje įsitikinę, kad Lietuvoje egzistuoja defliacija? Pakelkite rankas, prašau. Neblogai, 5 žmonės. Tai visgi yra ta defliacija, bet reikalas yra tas, kad mes, aš nepakėliau, 6. Tai reikalas tas, kad iš tikrųjų mus šiek tiek apgauna arba mes pasiduodame tam tikrai optiniai apgauliai, kuomet brangstančių prekių įtaką mūsų vartojimo krepšeliui mes esame linkę suabsoliutinti ir perkelti visoms kitoms prekiams. Mes pasižiūrėjome 8 daugiausiai brangusias ir 8 daugiausiai pigusias prekių grupės mūsų vartojimo krepšelį per metus, rugpjūtį su rugpjūčiu. Ir matome, kad jos čia panašiai pabrango, panašiai atpigo, bet kur yra visas cinusas? Cinusas yra tame, kad pažiūrėkite, kad tos, kurios brango, mūsų vartojimo krepšelė sudaro 12%, tuo tarpu, kurios pigo, sudaro 20%. Tai jau vien dėl to defliacinė šitų prekių įtaka yra didesnė negu tų, kurios infliacija skatina. Štai į ką galbūt mes linkę net kreipti dėmesį ir tokiai optiniai apgauliai linkę pasiduoti. Reikia pripažinti, kad maža infliacija apskritai nėra joks Lietuvos išskirtinumas, kadangi tai yra visuotinis reiškinys eurozonoje. Aišku, priežasčių yra keletas, ECB kiekybinio skatinimo impulsai, kurie dar net keliavo iki realiosios ekonomikos. Darbo užmokesčio apetitas daugelį regiono šalių yra priblėsęs, pasaulinių naftos kainų pokyčiai šiuo metu kurstant infliacinį klimatą. Aišku, Lietuvoje kainų apvalinimo efektas, jis galbūt veikia priešingą kryptim, tačiau jis mano šventų įsitikinimu yra pasireiškęs daugiau mažų prekių grupėje, nes būtent šitoje prekių grupėje mes kaip vartotojai esame linkę, jeigu linkę ne visiškai užsimerkti, bet primerkti akis į tai, ką išdarinėja pardavėja. Kuomet jie didina kainą, mes, tiek to, čia tokia prekė, čia tokios išlaidos, tiek to tegu didina. Tai dėl tos priežasties, jeigu kas nors padarytų tyrimą, kiek brango mažos imties arba mažos kainos prekės ir palygintų su tuo, kiek brango didelės vertės prekės, manau, gautų įdomių išvadų, čia tiesiog reikėtų tuo užsiimti. Kalbant apie degalų kainas, tai čia mes, skirtingai nuo gerbiamo Seimo nario Stasio Brundzos ypatingo kriminalo, taip pat nematėme. Kaip žinome, čia vienu metu buvo užsimota degalų antkainius reguliuoti dėl to, kad degalinės elgėsi nesąžiningai. Mes čia pateikėme rodiklius dizelino ir benzino kainų degalinėse Lietuvos ir tuos vadinamosius benchmarkus, tai yra ARA kainas, ARA tai yra ne Papūga, o Amsterdamas, Rotterdamas, Antverpenas, biržos kainas tiek benzino, tiek dizelino, tai atspindi šviesiai mėlyna ir šviesiai violetinė kreivės. Ir mes matome, kad tarp šitų kreivių yra pakankamai tamprus ryšys. Taip, vienas toks išimtinis laikotarpis yra benzino ARA pabrangimas Liepos mėnesį, kuomet matyti dėl sezoninių priežasčių benzino kaina ryškiai šoktelėjo, bet tai mūsų mažmeninės degalinėse niekaip nesispindėjo. Matyt, kad tiesiog šitas laikinas šoktelimas buvo taip suabsorbuotas, kad kainos liko flat. Tai apskritai reikia priminti, kad mažmeninė kaina maždaug trečdaliu susidaro iš akcizo, kuris yra nevertinis, o natūrinis akcizas. Ir tada didmeniniai Orlen Lietuva kainai didėjant, jisai lieka nejudamas, balastas toks. Todėl mažmeninė kaina reaguoja gerokai inertiškiau į didmeninės kainos pokyčius ir mes galbūt nematome kažkokių tai įdomių dalykų.
Bet kuriuo atveju, kaip matote, kad ir pavėluotai, kad ir inertiškai mažmeninių degalų kainų pokyčiai atspindi tuos benchmarkus ir ypatingo kriminalo, gal aš blogai matau, bet aš čia visgi neižvelgiu. Nedarbo lygis toliau mažėja. Mūsų kolegos ekonomistai Estijoje jau net ir prognozuoja galimą nedidelį nedarbo lygio kilimą 2016-2017 metais, tačiau Estų išskirtinis bruožas yra tas, kad jie jau praktiškai gerokai palindo po tuo natūraliuoju nedarbo lygiu, kuris mūsų akimi žiūrint yra kažkur 9-9,5% dabartinėme verslo cikle visose Baltijos valstybėse. Ir ko gero, tai yra tas dugnas, žemiau kurio nusileisti jau nelabai išeina. Tuo tarpu Latvija ir Lietuva dar gali keliauti link šito dugno ir tikėtis, kas be ko, kad tai spartins darbo užmokesčio augimo tempą. Taigi, ekonomikai augant nedarbo lygis mažės toliau, aštrindamas darbo jėgos deficito problemą. Darbo užmokesčio sąnaudų produkcijos vienetų didėjimas nebūtinai lemia konkurencingumo praradimą, kai kas tą dalyką labai akcentuoja, bet reikalas tas, kad ne visi verslo sektoriai pasižymi dideliu darbo imlumu. Na ir šiuo metu, kaip žinome, vyrauja kiti gamybos sąnaudų lygį lemiantis veiksniai, tokie kaip naftos kainų pokyčiai, euro nuvertėjimas ir taip toliau. Kalbant apie socialinio modelio reikšmę mūsų darbo rinkai, tai aš tikrai nekalbėsiu čia labai daug, bet turbūt kartais naudinga paanalizuoti ir palyginti mūsų situaciją su kitomis rinkomis arba šalimis, su kuriomis mes konkuruojame ir tada padaryti tam tikras išvadas. Tai socialinio modelio vienas iš pagrindinių pakeitimų yra išeitinės pašalpos mažinimas ir jis daugiausia čia sukelia kontroversijų. Pažiūrėkite į žalią kolonėlę kairėje diagramos pusėje ir mes pamatysime, kad jeigu įspėjimo terminai Lietuvoje kažkaip labai neišsikiša iš kitų valstybių konteksto, tai išeitinė pašalpa 5 metų stažą turinčiam darbuotojui yra gerokai didesnė, tikrai nepateisinami gerokai didesnė negu daugelį kitų ES valstybių. Jūs galite paklausti, kodėl čia Danijoje nėra visai jokios išeitinės pašalpos. Tai jeigu aš neklystu, išeitinė pašalpa Danijoje įsigaliojo tik tai žmogui pradirbus 12 metų, turint tikrai nemažą stažą. Taip kad irgi naudinga informacija palyginimai. Kalbant apie dar vieną inovaciją, kur yra socialinėme modelėje, tai yra užtikrinti didesnį nedarbo išmokos dydį palyginti su vidutiniu darbo užmokesčiu. Manyčiau, kad tai taip pat yra labai naudinga, nes šiuo metu darbą praradęs žmogus Lietuvoje dėja atsidūrė pakankamai verktinoje finansinėje situacijoje, čia dešinėje pusėje diagrama tai patvirtina. Ir tada mes susidurėme su tokia padėtimi, kuomet žmogus yra priverstas kibti bet kokį pasitaikiusi darbą, kad tik tai nenugrimstų visiškai į dugną, nes jo bedarbio išmoka neleidžia jam jaustis pakankamai oriai ir verčia griebti pirmą pasitaikiusi darbą. Tai nėra optimalu žmogiškųjų išteklių panaudojimo prasme. Naujasis socialinis modelis garantuoja vidutiniškai didesnį nedarbo išmokos dydį palyginti su buvusiu darbo užmokesčiu ir svarbiausia garantuoja sukibimą tarp tų įmokų, kurias daro darbuotojas tuo metu, kai jis turi darbą, ir išmokų tuo metu, kai jis tą darbą praranda. Vidutinio darbo užmokesčio tempas viena iš prognozių, kurių mums nereikėjo keisti, nes mes esame labai arti fakto, todėl mes palikome tas pačias prognozes. Tikimės, kad nominalaus darbo užmokesčio augimo tempas ateityje tik spartės ir ne tik dėl to, kad nedarbo lygis toliau mažės Lietuvoje, bet ir dėl to, kad pamažu prasidės infliaciniai procesai Lietuvoje. Kaip žinote, nominalus nedarbo lygis, jeigu yra defliacija, tai realus darbo užmokestis auga dar sparčiau, jeigu prasideda infliacija, tai nominalus darbo užmokestis pradeda augti lėčiau negu realusis darbo užmokestis. Todėl ateityje matyti dalinis šitos darbo užmokesčio augimo spartėjimas iš dalies apims ir infliacijos atsiradimą Lietuvoje vėl. Kalbant apie tai, nuo ko priklauso šiuo metu darbo užmokestis Lietuvoje, vertėtų prisiminti tokį seną gerą mokslininką iš Naujosios Zelandijos, kuris ilgus metus dirbo Didžiojoje Britanijoje, Philipsą, kuris paskaičiavo priklausomybę tarp nedarbo lygio ir vidutinio darbo užmokesčio augimą Didžiojoje Britanijoje ten per 100 metų, nuo 1863 ar kažkur tai 1959 ar 1960.
Ir jis nustatė pakankamai ryškę priklausomybę. Kuo nedarbo lygis didesnis, tuo darbo užmokestis auga lėčiau arba net mažėja. Ir atvirkščiai, kuo nedarbo lygis yra mažesnis, tuo darbo užmokestis auga sparčiau. Vėliau jis tą kreivę šiek tiek modifikavo, remdamasis prielaidą, kad, pavyzdžiui, šalyje vidutiniškai darbo našumas išauga 2,5% per metus ir jeigu tiek pat auga darbo užmokestis, reiškia darbo užmokesčio sąnaudos produkcijos vienetui lieka pastovios, infliacija nesikeičia. Remiantis tą prielaidą, jis nustatė labai naudingą ekonominės politikos požiūrių priklausomybę tarp infliacijos ir nedarbo. Šalis gali pasirinkti. Jeigu jis nori mažesnės infliacijos, turi susitaikyti su didesniu nedarbu. Jeigu jinai nori mažesnio nedarbo, jis turi toleruoti didesnę infliaciją. Ir daugelis valstybių pastaraisiais dešimtmečiais sprendė, laužė galvą, kurią iš šitų gerybių rinktis, nes abiejų pasiekti vienu metu neįmanoma. Lietuvoje ta pirminė Philipso kreivė veikia tobulai. Tarp nedarbo lygio ir darbo užmokesčio yra atvirkštinė priklausomybė ir mes tą puikiai matome tuo metu, kai nedarbo lygis Lietuvoje buvo 5%, darbo užmokestis augo 20%, buvo tokie laikai, kai statybininkai gavo 10 000 litų per mėnesį, 2007, net 2008 metų pradžioje. Po to 2010 metais, 2009 metais nedarbo lygis išaugo iki beveik 20%, tuo metu darbo užmokestis net absoliučiai mažėjo. Na, o dabar, kaip matote, mes turime ir laipsnišką nedarbo lygio mažėjimą, ir laipsnišką darbo užmokesčio augimo spartėjimą. Taip kad kreivė beveik tobula. Tuo tarpu mes nematome, kad antroji Philipso kreivė veiktų. Tai yra, nėra pasirinkimo šiuo metu tarp didesnės infliacijos ir mažesnio nedarbo, kadangi mažėja ir nedarbo lygis ir mažėja infliacija. Reikalas tas, kad ta Philipso prielaida dėl pastovių darbo užmokesčio sąnaudų produkcijos vienetų yra netikroviška. Šiuo metu infliacija akivaizdžiai mažėja pirmiausia dėl pasaulinio naftos kainų kritimo. Ir dėl to mes turime štai tokią situaciją, kuomet ir vienas, ir kitas rodiklis gerėja. Tuo tarpu pabandykite perkelti didesnės darbo užmokesčio sąnaudas į savo produkciją, turėsite didelių problemų tai padaryti. Ir būtent tokią situaciją mes daugelį verslo sektorių šiuo metu turime, kadangi darbo našumas žalia kreivė praktiškai Lietuvoje nustojo augti pastaraisiais metais. Kaip matote, sukasi apie nulį, tuo tarpu darbo užmokestis kyla, reiškia darbo užmokesčio sąnaudos didėja. Perkelti į galutinę kainą gal ir nėra didelio poreikio, kadangi mes turime štai tokias sąnaudas skirtingose ūkio šakose. Kai kuriuose šakose darbo užmokesčio sąnaudos sudaro didesnę dalį. Tai tas pats kompiuterinis programavimas, konsultacinė veikla 50%, drabužių siuvimas 31%. Tačiau didžiojoje dalyje pagrindinių Lietuvos ūkio sektorių darbo užmokesčio sąnaudos geriausiu atveju sudaro 80%, kartais šiek tiek daugiau. Tai sutikite, kad tai nėra toks lemiamas sąnaudų veiksnys, kurį jums reikia trūks plyš perkelti į gamybos kainą, jūs galite jį absorbuoti, praryti ir, taip sakant, tenkintis kitais konkurencingumo veiksniais. Tai ir yra priežastis, kodėl, na, sakykime, tikrai šiuo metu toks perkelimas darbo užmokesčio į kainą yra labai nedidelis. Bet jeigu taip situacija tęsis ir MMA mes didinsime jau nebe laipsniškai, o šuoliškai, ką gali žinoti, kas atsitiks ateityje. Mes neatsitiktinai paėmėme dvi diagramas tam, kad parodytumėt, kad pastaruoju metu politikai šiek tiek persistengė ir stengiasi minimalią mėnesio algą didinti jau ryškiai sparčiau negu auga vidutinis darbo užmokestis, o tai mūsų nuomonė jau yra pavojinga tendencija ir jeigu taip toliau tikrai galime susilaukti bėdos. Man teko kalbėti su vienos kavinės, kurioje aš mėgstu lankytis vedėja ir aš sakau, nu tai o ko jūs čia verkiat, ar jūs negalit padidinti iki 350 eurų? Nu sako, kad tikrai mes algų vokeliuose nemokam ir jeigu tektų padidinti patiekalų kainas, mes konkurencinė kovoje ryškiai prarastumėme. Ir mes klientą labai greitai prarastumėme, nes Vilniaus centre egzistuoja daugybė kitų kavinių, kurios turi skirtingas galimybės ir skirtingus klientų ratus. Ir labai tikėtina, kad mūsų klientų srautas sumažėtų. Taip kad toli gražu ne visais atvejais yra taip, kaip mes linkę manyti, kad visi čia slepia atlyginimus vokeliuose ir, na, taip sakant, MMA didinimas tik verčia išimti daugiau iš vokelio ir parodyti oficialiai ir sumažinti tai, kas mokama vokeliuose. Kai kuriais atvejais tai yra tiesa, bet tai tikrai nėra absoliuti tiesa.
Apskritai mes čia nustatėme tokį politikų nuoširdumo indeksą, kuris rodo, kad politikai stengiasi mažai uždirbančiųjų problemas spręsti vien tik tai keldami minimalę mėnesio algą, tuo tarpu tai, kas priklauso nuo jų ir kur jie galėtų prisidėti gerinant mažai uždirbančiųjų finansinę padėtį, tai yra NPD kėlimas, čia jie elgėsi ganėtinai vangiai. Tas ypač buvo matyti laikotarpiu nuo 2002 iki 2008 metų. Vėliau NPD sistema keitėsi, bet net ir šituo laikotarpiu mes matome tendenciją, kad NPD ir MMA arba NPD ir vidutinio darbo užmokesčio santykis turi tendenciją mažėti. Jeigu premjeras laikysis pažado padidinti NPD nuo 2016 metų, situacija galėtų vėl šiek tiek pagerėti, tai tikėsime, kad taip ir atsitiks. Einu link pabaigos. Yra tam tikrų pokyčių finansų rinkoje. Mes pagaliau galime džiugiai konstatuoti, kad paskolų portfelis ima judėti į tinkamą pusę Lietuvoje. Ir ypatingai tą galima būtų pasakyti apie būsto paskolų išdavimą, kurios turbūt yra aktyviausias išdavimas nuo 2008 metų ketvirtojo ketvirčio. Ir tai leidžia tikėtis jau tam tikro, kad ir nuosaikaus, kad ir saikingo paskolų portfelio augimo 2015 metais. Kas dėl indėlių, tai indėlių augimo bazė labai išsikraipė dėl euro įvedimo ir pastaraisiais, sakykime, mėnesiais prieš euro įvedimą, paskutiniaisiais mėnesiais prieš euro įvedimą vyko masiškas pinigų atidavimas į bankus tam, kad sulaukti euro įvedimo dienos. Todėl indėlių bazė pakilo iki neįmanomybės ir pasiekti dar tam tikro procentinio augimo nuo tokios indėlių bazės yra be galo sunku, todėl mes sumažiname indėlių augimo prognozą šiais metais. Buvo sunku tokius bazės svyravimus numatyti. Na ir paskutinės skaidrės susijusios su nekilnojamo turto rinka, tai čia galbūt lyginant situaciją Baltijos šalise yra tam tikri skirtumėliai, gal jie nelabai dideli. Taline rinka tokia yra ganėtinai nervinga ir kainų nuosmukio laikotarpį keičia kainų kilimo laikotarpiai, bet visumoje, jeigu mes išvestumėme tiesą, tai pastarosius metus kainos labai smarkiai nesikeičia. Vilniuje mes pastebime tam tikrą laipsnišką būsto kainų vidutinį augimą, tuo tarpu Rygoje mes pastebime visišką kainų pastovumą, bent jau pastaruoju metu. Aišku, Lietuvoje yra manoma, kad ko gero nekilnojamo turto rinkos situacija šiuo metu yra daugiau gera negu bloga. Ir kai kas net linkęs daryti išvadas, kad jau štai žiūrėkit, naujas burbulas formuojasi. Aš tai vis dėlto neskubėčiau ir manyčiau, kad tie veiksniai ribojantieji, kurie čia pateikti dešinėje šitos lentelės pusėje, yra pakankamai svarūs ir be kita ko reikia atsižvelgti dar ir į tai, kad šiuo metu, man atrodo, visgi jaučiasi noras užbėgti už akių numatomam atsakingo skolinimo nuostatų sugriežtinimui, kuris įsigalios lapkričio mėnesį. Dalis namų ūkių tiesiog nori pasinaudoti ilgesnę paskolos trukmę, kurią suteikia dabartinės gairės, ir atitinkamai išskaidyti savo paskolų mokėjimą ilgesniam laikui ir turėti mažesnę naštą. Kaip ten atsitiks, aš manau, galima bus daryti išvadas po lapkričio mėnesio, ar tendencijos tos pagyvėjimo yra tvarios, ar vis dėlto tai yra daugiau susijęs su konjunktūra. Galimas dalykas, kad mes galime pamatyti vėl rinkos supasyvėjimą po to, kai šitos nuostatos įsigalios. Yra ir kitų veiksnių, kurie galbūt neleidžia taip visiškai optimistiškai prognozuoti nekilnojamo turto rinkos pokyčių, tai yra susiję su, sakykime, neapibrėžtumu dėl tolesnio neapmokestinamo NT kartelės mažinimo. Taip, iki rinkimų to veikiausiai jau nebebus ir tikrai nebebus, bet matyt, kad ta visuotinė nekilnojamo turto mokesčio idėja ore jį niekur neišsisklaidys. Ir kitoje kadencijoje gali būti žengti žingsniai toliau mažinant neapmokestinamojo turto kartelę, paliečiant vis daugiau namų ūkių turinčių nekilnojamojo turto. Neaišku, kaip baigsis galimas būsto kreditavimo reguliavimo pokyčiai įgyveninant ES būsto direktyvą. Tikėkime, kad tenai kažkokių netikėtumų nebus, kurie verstų, priimti bankus nepopuliarius sprendimus ir galbūt didinti nuosavo įnašo dalį, kuri iš karto užkirstų kelią jaunoms šeimoms pasiimti paskolą. Bet vis dėlto tų rizikų yra pakankamai daug ir aš manyčiau, kad turėtumėme būti atsargus prognozuodami būsto kainų pokyčius, bent jau per artimiausius 1-2 metus.
čia bus dar pakankamai įdomių dalykų. Kalbant apie skatinančiosius veiksnius, tai jie yra pakankamai tvarūs, pakankamai optimistiškai nuteikiantis, tai yra pirmiausia infliacija aplenkiantis vidutinio darbo užmokesčio augimas, nedarbo lygio mažėjimas, tikėsimės, kad per artimiausius 2-3 metus tos tendencijos išliks. Dėl ECB kiekybinio skėdimo įtakos mūsų nekilnojamo turto rinkai aš būčiau toks daugiau atsargus ir nemanyčiau, kad čia mes iš to sulauksime kažkaip labai didelio postumę mūsų rinkos pokyčių prasme. Tai tiek būtų apie mūsų prezentaciją. Dabar aš turiu jūsų klausimus, į kuriuos pamėginsiu trumpai atsakyti, nes, kaip matote, pradeda pintis liežuvis, o tai jau nėra gerai. Kuomet nesi nieko pavartojęs, o liežuvis vis tiek pinasi, reiškia kažkas netvarkoje. Taigi tie klausimai, kuriuo aš susilaukiu iš jūsų, yra štai tokie. Kitais metais prognozuojamas spartesnis augimas beveik visoms išsivysčiusioms pasaulio ekonomikoms, tačiau tuo pačiu išryškėja rizika, kad priekyje gali laukti dar viena pasaulinė ekonominė krizė. Kaip panaikinti tokią riziką? Tokios rizikos panaikinti negalime. Ir aš manau, kad mes tikrai šiandien turim skaityti su ekonomikos krizės tikimybė, kuri lems ne Kinija, o lems pirmiausia, manyčiau, ta ypatingai nukrypstanti nuo normos pinigų politika, kurią vykdo tiek Federalinis atsargų bankas, tiek Europos centrinis bankas. Yra nelengva vykdyti kiekybinį skatinimą, bet gali būti dar sudėtingiau vykdyti kiekybinį grįžimą į anksčiau buvusias vėžes. Čia, aišku, sudėtinga tema ir galbūt ilgai reikėtų apie tai kalbėti, bet aš manyčiau, kad tikimybė, kad ekonominės politikos svertais galima šiek tiek sujaukti situaciją ir prisigyventi iki dar didesnių bėdų, šiandien tikrai yra vertintina labai ir labai rimtai. Kokia jūsų nuomonė apie greituosius kreditus, kiek tragedijų šeimose tai keliasi bedugnė daugelis žmonių? Tai greitieji kreditai, mano nuomonė, turi teisę egzistuoti, bet tik tai su sąlyga, kad visuomenės finansinio išprusimo lygis būtų atitinkamai aukštas. Aš galiu įsivaizduoti situaciją, kuomet žmogus neturi ko užstatyti, o jam verkiant reikia pinigų ir jis niekur tų pinigų gauti negali. Taip kad tokie variantai yra galimi. Patvarkius tam tikrus reguliavimo aplinkos elementus galima nustatyti, kad tos palūkanos nebūtų tokios atvirai grobikiškos, kokios jos yra šiuo metu. Kad nebūtų žmogus pastatytas prieš didžiulę reklaminę mašiną ir, taip sakant, būtų tos reklaminės mašinos skatinamas skolintis tada, kai jam visai to nereikia. Kad nebūtų skatinama skolintis naktimis išgėrus ar dar kažkaip kitaip. Jeigu mes šito mums pavyktų išvengti, aš manyčiau, kad tokia niša turi teisę egzistuoti, tačiau turi būti skolinamasi tik tai ypatingomis aplinkybėmis, kai kito kelio arba pasiskolinimo banke galimybės nėra. Bankai padengia toli gražu ne visas rinkos nišas ir todėl tokios nišinės finansų institucijos turi teisę egzistuoti. Bet tam tikrą prasme man greitųjų kreditų bendrovių verslas panašus į didelio ir netvarkingai mokesčius mokančio daugiabučio bendrijos reikalus. Didelė dalis gyventojų nemoka mokesčių, reiškia, ta kita dalis yra priversta mokėti už tuos. Ir greitųjų paskolų bendrovių atveju būtent taip ir yra. Kodėl tos palūkanos yra tokios? 100, 120, 140%. Todėl, kad didelė dalis paskolas paėmusių negrąžina jų. Todėl iš palūkanų pajamų reikia kompensuoti arba neutralizuoti tas negrįžtančias paskolas. Bankė taip nėra, žinoma. Bankas irgi nori palūkanomis savo padengti savo rizikas, bet blogų paskolų portfelis, ačiū Dievui, bankė nėra toksai, koks greitųjų paskolų bendrovės. Kaip jums Facebook'e? Gerai man Facebook'e, aš ten daug ko sužinau, ko anksčiau nesužinodavau, o kartais dar ir savo mintį kokią nors palieku ir ne tik tai apie ekonomiką. Ar verta tikėtis Volkswageno akcijų pakilimo? Tikrai verta, bet kada nors ateityje. Ponas Gitanai, gal galite patvirtinti ar paneigti, kad Lietuva jau senokai yra bankrutavusi šalis, tik šalies vadovai vengia garsiai ištarti, nes mes neturime galimybių padengti savo ilgalaikius finansinius įpareigojimus. Nebūčiau toks optimistas, norėjau sakyti, pesimistas Lietuvos atžvilgių, tikrai nemanau, kad šalis yra praskolinta, bet kas šiuo metu tikrai pavyksta labai sunkiai,
skolos ir BVP santykis Lietuvoje nustojo mažėti, nepaisant visų mūsų pastangų. Jeigu pažiūrėsite pastarosius 3-4 metų, matysite, kad valstybės skolos ir BVP santykis trypčioja ties 40%. Ir kol mes nepasieksime subalansuoto biudžeto, aš manau, kad tas santykis ir liks panašus. O tai reikš, kad mes turėsime pakloti daug skolos aptarnavimo kaštų formą. Ar verta šiuo metu parduoti butą Vilniaus centre ar nuomoti? Ačiū. Tai atsakyčiau taip. Jeigu jūsų butas yra dar nepapuolantis į tą neapmokestinamą kartelę, tai gal dar, taip sakant, nuomokite, o paskui, kai jau pamatysite, kad netrukus papuls, tada greit parduokite. Lenkijos ekonomikos augimo tempo išlaikymo priežastis, ar galime sekti jų keliu? Tikrai galime. Lenkijos ekonomikos sėkmę lemia pirmiausia vidaus rinka, kuri buvo nuosekliai puoselėjama. Bet vieno instrumento, kurį turi Lenkai, mes neturime. Tai yra zloto kurso pokyčiai. Zloto kurso politikos naudoti savo ekonomikos reguliavimui mes negalime. Jau dabar ir fiziškai nebegalime. Nemanau, kad nėra kitų kelių kaip tik tai lenkiškasis. Aš manau, kad mes galime pasiekti ekonominės sėkmės ir kitais būdais, pritraukdami investicijas, atlikdami darbo rinkos reformą, socialinį modelį keisdami. Tikrai manau, kad mes galime įpūsti gyvybės mūsų ekonomikai būtent šituo keliu ir nebūtinai mums būtina pamėgdžioti Lenkiją. Jei būtumėt ministras pirmininkas, kiek pabėgėlių siūlytumėte priimti į Lietuvą? Na, žinote, aš manau, kad ne vienas ministras pirmininkas neturėtų šansų rinkimuose, jeigu pradėtų lenktyniauti pabėgėlių skaičiumi taip, kaip dabar lenktyniauja minimalios mėnesio algos skaičiumi. Reiškia, prieš rinkimus kas daugiau, ar ne, pradeda. Šiuo atveju, manau, atsižvelgiant į gyventojų nuotaikas, vis dėlto reikia būti realistais. Tas klausimas apskritai ne Lietuvos dispozicijoje, kaip jūs puikiai suprantamete, ir jeigu mes nesuvaldysime pačio pabėgėlių srauto, tai apskritai nebus jokių fiksuotų kvotų. Bus kiekvieną kartą vis peržiūrimas tos kvotos didėjimo linkme. Tai šiandien svarbiausia susitvarkyti su priežastimis, kurios lemia tą pabėgėlių skaičiaus didėjimą. Aš tikrai nesu ksenofobas ir tikrai nemanau, kad šitie žmonės kažkaip pakenks ar mūsų tautiniam identitetui, ar mūsų ekonomikai. Tikiuosi, kad didelė dalis iš jų turi motivaciją dirbti ir puikiausiai galėtų atlikti darbus, kurių, vis labiau išlempantis mūsų tautietis jau galbūt ir nelabai nori dirbti. Mes kažkada galvojom, kad tas fenomenas, kad vokietis, belgas nenori dirbti, mes padirbsime už juos ten išvažiavę, galioja tik tom šalim. Aš manau, kad atsiranda jau šitas fenomenas ir Lietuvoje, kai mes nebenorime dėl vienokių ar kitokių priežasčių, ar dėl menko atlygio, ar dėl kitų dalykų dirbti tam tikrų darbų, o pabėgėliai, manau, galėtų šitos darbus atlikti ir darbo rinkos nišas užpildyti. Ar tvarus yra Lietuvoje vykstantis vartojimo augimas? Manau, kad šiuo metu jis tikrai yra tvarus, tik tai tiek, kad Lietuvos ekonomika yra tampriai saitai susijusi su eksportu ir jeigu mūsų eksportas neatsigautų, bet aš nemanau, kad tai bus. Aš tikiuosi, kad vis dėlto tas eksporto prisitaikymo procesas įvyks ir mes toliau pamažu didinsime savo eksporto apimtis. Tačiau, jeigu taip neatsitiktų, mes ilgainiui pajustumėme įtaką ir vidaus rinkai, nes šitie du indai yra susisiekiantis tarpusavėje ir per ilgesnį laiką tą sąsają mes tikrai pastebėtumėme, vidaus rinka pradėtų slopti Lietuvoje, nes tiesiog nebebūtų vaistų, kaip ją pagyvinti. Tai štai tokio, ne visus šie klausimus gal spėjau, bet pagrindinius perbėgau ir linkiu Jums viso ko geriausio, dėkoju už kantrybę. Tikrai, turbūt mes čia, aš taip optiškai jaučiu, perlaikėme stipriai Jūs, bet Jūs gal neužpiksite ant mūsų ir viso ko geriausio. Sėkmės Jums.